Sveiki, mano brangieji, tai yra Taro kortų prognozės svarstyklių ženklo atstovams. Na kągi, pradedam. Kas laukia jūsų Liepos mėnesį, mano brangios svarstyklės, pagrindiniai įvykiai? Šeima ir namai, santykiai, darbas, finansai, sveikata, emocinė būklė, grėsmės, kortų patarimas. Taip, šeima ir namai. Pirma korta. Kvailys. Na, šita korta tokio labai didelio spontaniškumo ir impulsyvumo. Tai mano brangios svarstyklės, tikriausiai Liepos mėnesį turėsite norą būti labai spontaniškais, labai galite norėti kažkokių tai nuotykių, galite būti tokie labai žaismingi, galite kažką tai ruošti, kažkokius tai siurprizus ir taip toliau. Šiaip tai korta, sakykime taip, kartais gali rodyti ir vaikus, tai kažkam tai gali prasigroti kaip galbūt daugiau laiko praleidimo su vaikais. Gali būti tikėtina, kad iš tikrųjų atostogos ir galbūt šalia vaikų jūs jau būsite daugiau. Galbūt tas vaikų žaismingumas, impulsyvumas, spontaniškumas gali apimti ir jūs ir duoti jums tos pačios energijos. Šiaip tai nebloga korta, jinai irgi gali kartais reikšti, jeigu imsim kažkokius įvykius, tai gali reikšti keliones. Tai tikėtina, kad kažkur tai važiuosite su visa šeima arba norėsite kažkur tai leistis į nuotykius. Sekantis rytis yra santykiai. Ateina korta 5 kartai. Tai yra korta pralaimėjimo. Tai mano brangios svarstyklės, tikriausiai pralaimėsite kažkokią kovą savo santykiuose. Žinoma, idealu būtų, kad santykiuose mes niekada nekovotume ir nejaustume ten kažkokios tai konfrontacijos, nedarytumėte, bet jeigu pas jūs tokia situacija, kad kažkurį laiką jūs jau kovojate dėl savo ten nuomonės ar kažkokių tai dalykų, tai turėkite omenyje, kad mūšis gali būti pralaimėtas. Gali būti pralaimėtas Liepos mėnesį. Šiaip tai yra rekomendacija sudėti ginklus ir išeiti iš mūšio lauko, palikti tą mūšio lauko. Pagaliau tiesiog atsipūsti, atsipalaiduoti ir susitaikyti su tą situacija. Jau nustoti įrodinėti ten kažkokią savo tiesą, savo požiūrio tašką. Tiesiog negadinti savo nervų, negadinti savo sveikatos daugiau, nes jūs jau pabandėte. Jūs bandėte tikriausiai ir paaiškinti. Jūs bandėte galbūt ten ir parėkti, arba ten kažkokį parodyti savo charakterį, bet kažkaip nesigauna, tai tiesiog išeikite ir daugiau nekovokite, mano brangios svarstyklės. Sekantis rytis darbas, ateina korta 6 taurės, tai yra korta tokių komplimentų, vertinimo. Tai yra tuomet, kai galite gauti gerus atsiliepimus apie save, galite gauti kažkokiu tai iš klientų malonų žodį, pagyrimą, galite gauti dovanėlę, galbūt ten jums padovanos gėles ar atneš kokių nors saldainių. Galite tiesiog patys jausti tokį didelį žmogiškumą, aš turiu omenyje, kai jums norėsis tarnauti žmonėm ir padaryti kiekvienam žmogui kažką tai gero. Tai yra malonus bendravimas, tai yra noras, ne tai, kad įtikti, bet noras padaryti kažkokią gerą paslaugą, arba gerą darbą kitam žmogui. Sekantis rytis yra finansai, ateina korta 4 pentakliai, tai yra korta taupimo. Tai tikriausiai Liepos mėnesį jums teks pataupyti, mano brangios svarstyklės, arba čia taipogi gali būti rekomendacija pataupyti. Galbūt per daug išleidžiate pinigėlių, galbūt laikas pagalvoti apie ateitį ir apie kažkokį savo tikslą ir
tą pinigėlį prie pinigėlio kažkur tai sudėti. Bet taipogi gali reikšti, kad jums teks įjungti taupimo režimą. Sekantis sritis yra sveikata. Ateina korta 7 pentakliai. Tai kartais gali reikšti problemas su sąnariais, sąnarių skausmus arba kitokias problemas, ten visokias artrozės ir taip toliau. Ir taipogi tai kartais gali reikšti pastojimą. Tai kam, kuria reikšmė tinka, ne? Ir gali pasireikšti bet kurį iš šitų dviejų. Sekantis sritis emocinė būklė, ateina korta taurių karalienė. Tai yra labai tokia jautri, sentimentali, jausminga emocinė būklė. Tai Liepos mėnesį, mano brangios svarstyklės, galite jaustis ypatingai jautrus, sentimentalūs ir tokie jausmingi, emocionalūs. Gali būti tokios padidėjęs emocionalumas. Toliau, grėsmės. Ateina korta pentaklių pažas, tai korta, kuri nereiškia jokių papildomų grėsmių ar pavojų, tai Liepos mėnesį kažkokių tai ypatingų perspėjimų kortos jums neduoda. Na ir paskutinės sritis, kortų patarimas, ateina korta kardų karalius. Kol nepamiršau, paminėsiu, kad tai yra bendro pobūdžio prognozė, asmeninė prognozė, kurią aš darau iš jūsų nuotraukos ir gimimo datos, galite gauti. Parašę man asmeninę žinutę, reikės jūsų nuotraukos, gimimo datos, kaina 14 eurų ir tuomet jau turėsite tokio pavyzdžio prognozę, tik tai visus įvykius skirtus būtent jums. O kardų karalius pataria priimti ryžtingą sprendimą. Tai mano brangieji svarstyklės, kas abejojate, dvejojate, kas blaškotės tarp dviejų ugnių, kas iki šiol negalite priimti sprendimo, šita korta yra drąsos, ryžto ir ėjimo į riziką. Tai kad, taip sakant, padarykite kažkokį finalinį sprendimą, ryžtingai, drąsiai ir netgi surizikuokite ir bus jums laimė. Sėkmingo mėnesio, brangieji.